Taigi sveikinu visus Švento rašto studijose. Mes šiandien mišiuose išgirdome, kad Jėzui, žmogumi tapusiam Dievui, žodžio skelbimas buvo svarbiau netgi už tuos visus stebuklingus darbus, kuriuos darė. Ir mes čia esame todėl, kad mums irgi reikia žodžio, mums reikia, kad tas žodis pasiektų mūsų sąmonės, kad jis mus tinkamai informuotų ir atitinkamai tada tą žodį sektų mūsų vienokie ir kitokie pasirinkimai ir veiksmai. Skaitome Apaštalų darbų knygą ir esame 17 skyriuje nuo 16 iki 31 eilutės. Nuo 16 iki 31 eilutės 17 skyrius Apaštalų darbų knyga. Prašom. Belaukdamas Atėnuose jų atvykstant ir matydamas pilną stabų miestą, Paulius netvėrė apmaudo. Jis aiškinosi sinagogoje su žydais ir dievobaimingaisiais ir kasdien kalbėdavo susirinkusiems aikštėje. Kai kurie epikūrininkų ir stoikų filosofai bandė su juo ginčytis. Vieni klausė, ką šis plepys nori pasakyti, kiti atrodo, kad jis svetimų demonų skelbėjas. Mat jis skelbė Jėzų ir prisikėlimą. Pagaliau jie paėmė, nusivedė jį Areopagą ir tarė jam, ar mes negalėtume sužinoti, kokį naują mokslą tu skelbi. Regis tu kalbi mūsų ausims negirdėtus dalykus, taigi norėtume sužinoti, kas tai būtų. Mat visi atėniečiai ir ten gyvenantis ateiviai te moka leisti laiką pasakodami naujienas ir jų klausydami. Tada Paulius, atsistojęs Areopago viduryje, prabilo. Atėniečiai, man rodos, kad jūs visais atžvilgiais pernelyg dievobaimingi. Vaikščiodamas ir apžiūrinėdamas jūsų šventenybės, radau aukurą su užrašu nežinomam Dievui. Taigi, aš noriu skelbti jums tai, ką jūs nepažindami garbinate. Dievas pasaulio ir visko, kas jame yra, kūrėjas, būdamas dangaus ir žemės valdovas, gyvena ne rankų darbo šventyklose ir nėra žmonių rankomis aptarnaujamas, tarsi jam ko nors trūktų. Jisgi pats visiems duoda gyvybę, alsavimą ir visą kitą. Iš vienos šaknies jis išvedė visą žmonių giminę, kuri gyvena visoje žemėje. Tai jis nustatė aprieštus laikus ir apsigyvenimo ribas, kad žmonės ieškotų Dievo ir tarytum apgraibomis jį atrastų, nes jis visiškai netoli nuo kiekvieno iš mūsų. Juk mes jame gyvename, judame ir esame, kaip yra pasakę kai kurie jūsų poetai. Mes esame iš jo giminės. Todėl, būdami dieviškos giminės, neturime manyti, jog dievybė panaši į auksą, sidabrą, akmenį ar į meno ar žmogaus minties kūrinius. Ir štai Dievas nebežiūri anų neišmanimo laikų, bet dabar skelbia žmonėms, jog visiems visur reikia atsiversti. Jis nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per vieną žmogų, kurį tam paskyrė ir visiems už jį laidavo, prikeldamas iš numirusių. Tai Dievo žodis. Dėkojame. Taigi savo misijinėse kelionėse skelbti Jėzų Kristų, skelbti naujieną apie prisikėlimą, apaštalas Paulius atkeliauja į Atėnus. Atvyksta 50 mūsų viešpaties metais. Ir jis pavėluoja į Atėnus, į istorinę Atėnų galybę 500 metų. Nes Pauliaus atvykimo į Atėnus metu nebe Atėnai yra vakarų pasaulio sostinė. Yra kas? Roma. Ir mes sakome, Romos imperija paveldėjo Graikijos ir panteoną dievų ir tam tikrus papročius ir dalį teisės ir netgi kalbiniai dalykai buvo. Graikų kalba skaitėsi išsilavinusių kalba,
o romėnai kalbėjo lotynų kalba, kuri tuo metu buvo liaudės kalba, kalba vulgata, liaudės kalba. Taigi netgi Pauliaus laikais ir Naujasis testamentas, mes žinom, parašytas graikų koinė kalba. Iš Graikijos mes iš graikų imame savo vakarų kultūros, vakarų civilizacijos tam tikrus pagrindus. Tačiau aukso amžius Graikijai ir Atėnam buvo prieš 500 metų, tai yra taip vadinama Pentekontetija, 50-metis, aukso 50-metis, nuo Kserkso, kai jis sudegino Akropolį 479 prieš Kristų, iki Pelopiniečių karo 431 prieš Kristų. Tai čia tokios istorinės detalės, kur galima namuose ar internete ar kažkur pasidomėti daugiau. Žinome tik tiek, kad Augustas, jau imperatorius Augustas, Romos imperatorius, statė šventyklas ir kadangi Romos imperija integravo graikų panteoną, pakeisdami vardus, pavadinimus, bet realiai perimdami tas pačias dievybės ir tas pačias jų netgi istorijas, atėniečiai šitam imperatoriui jo garbei pastatė šventyklą Romai ir Augustui 207-17 metais prieš Kristų. Ir ant šventyklos pastatytos Romos imperatoriui ir Romai buvo užrašyta gelbėtojas ir rėmėjas. Gelbėtojas ir rėmėjas. Tai graikai, atėniečiai pripažino Romos imperiją ir Romos imperatorių ne kaip okupantą, ne kaip kokį nors ten kenkėją, bet kaip gelbėtoją, nes jau jie nebeišgyveno savo didžiojo laikmečio, bet tą, kuris bandė atkurti Atėnų didybę. Ir kaip jis tą bandė atkurti, remdamas įvairių šventyklų atstatymą. Taigi ir jam buvo pastatyta šventykla. Manoma, kad Pauliaus apsilankimo Atėnuose metu 50 metais po Kristaus Atėnuose gyveno apie 30 000 žmonių, tarp jų ir nemaža žydų bendruomenė, kuri ten yra įsikūrusi arba atrandama, kad jos gyvavimas yra nuo 4 metų prieš Kristų. Štai kas atsitinka Atėnuose, belaukdamas Atėnuose jų atvykstant, Silo ir Timotiejaus savo bendrų, kurie pasiliko Berėjoje, Paulius netvėrė apmaudu, matydamas pilną stabų miestą. Netvėrė apmaudu. Ir žodis apmaudas, kaip išversti žodį apmaudas? Tai pyktis, tai tam tikras uolumas, tai liūdesys, tai nusiminimas, tai toks reiškiasi nepaaiškinamas, bet toks negatyvus jausmas, nes tų įvairių atvaizdų dievybėms Atėnuose galimai buvo apie 73 000. Daugiau negu gyventojų. Nes toks Plinijus aprašo Rodo dievybės, jis paskaičiavo, kad jų yra apie 73 000, Plinijus sako, bet Atėnuose, Delfose ir Olimpijoje, pagrindiniuose graikų miestuose, nemažiau. Tai galite įsivaizduoti, ir štai mes ir randame ir įvairias statulas, ir įvairias šventyklas, ir kolonas, ir visa kita, šitiek įvairiausių dievybių. Bet nenustebkime, jeigu nuvyksime į Indiją šiandieninę, tai ten rasime apie 100 su virš tūkstančių įvairiausių dievybių ir jų gali daugėti ir daugėti, nes Indija didelė, virš milijardo žmonių, tai ir dievų gali būti ir panašiai, kiti sako, netgi yra daugiau negu 100 000, galima priskaičiuoti ir didesnį skaičių. Kai jau pradedi tas dievybės dauginti, tai kur yra riba? Ir ilgainiui mes supratę stabų arba dievybių atsiradimo principą, kad tai yra žmogaus
kūrinys, žmogaus minties kūrinys ar jo rankų kūrinys, tai galime konstatuoti, kiek yra žmonių, tiek gali būti prikurta dievybių. Kiekvienas galime susikurti savo Dievo sampratą ir tada savo Dievo arba dievybės atvaizdą. Ir jeigu tai žmogaus kūrinys, tai ribų nėra, o tos ribos yra žmonių kiekis. Tai čia yra tam tikra pirma žinia, kurią turime išgirsti, o tai Dievas kaip toks, kas jis yra. Tikrovė, kurią mes atpažįstame, atrandame, mėginame pažinti ir įvardyti, ar tikrovė, kurią mes pavadiname, mes sakome, tai yra perkūnas yra Dievas, ugnis yra Dievas, vėjas yra Dievas, dar kažkas yra Dievas. Vienu žodžiu, kas yra Dievo, tikrojo Dievo arba dievybės kilmė? Tai į šitą klausimą pagrindė Paulius čia ir bandys atsakyti. Jis aiškinosi sinagogoje su žydais ir dievo baimingaisiais ir kasdien kalbėdavo susirinkusiems aikštėje. Taigi, Paulius savo papročiu pirmiausia aplanko žydų bendruomenę, jis yra žydas, jis yra fariziejus, jis turi paskelbti, kad Jėzus yra Mesijas, jis kalba jiems, kalba ten susirinkusiems dievo baimingiems graikams, tiems, kurie nori pažinti žydų tikėjimą, žydų raštus, Izraelio raštus, ir kalba graikams, o graikams kalba, sako, aikštėje, bet mes jau žinome, agoroje. Graikiškai vadinasi agora, tai kaip rotušės aikštė, kaip miesto aikštė, kaip centrinė vieta. Šiuo atveju nebūtinai turgaus aikštė, nes Atėnai šiek tiek kitokią miesto sandarą turi negu visi kiti. Egzegetai mano, kad jis kalbėjosi su jais toje poikėlė. Pastatas, kuriame susirinkdavo žmonės po stogu, lietui lyjant ar saulei spiginant kalbėtis, vadinosi stoja. Tokia, kaip salė, sakykime. Ir spalvotoji poikėlė. Pastatyta 470 metais prieš Kristų. Šiandien, jeigu būsite Atėnuose, rodo, yra atkurta šita stoja, kur ji yra, kur galimai galėjo rinktis miesto žmonės, filosofai ir va štai Paulius atvykęs kalbėtis. Mėgiama susirinkimų vieta, ypač filosofų stoikų. Ir čia mes išgirstame žodį filosofija. Atsiranda toks reiškinys, mes niekur kitur jų nesutikom, bet Graikija, kadangi yra filosofijos tėvynė, gimtinė, filosofijos ir filosofų, mes ten juos sutinkame. Tai žmonės, kurie mėgsta arba myli išmintį. Tai žmonės, kurie myli išmintį, kurie nori savo gyvenimą paskirti pažinimui. Ir vienu atveju jie gali savo tą leisti todėl, kad juos kažkas išlaiko, o kitu atveju todėl, kad jie pasirinko nesusijęti savęs su jokia šeima, su jokiu konkrečiu darbu, jie tiesiog kažkokiu būdu iš kažkieno malonės maitinsis ir turės labai tokius, apribotus savo buitinius poreikius, kad galėtų kuo daugiau laiko paskirti mąstymui, pokalbiui, galvojimui, pažinimui ir taip toliau. Tai filosofai ir tokia rūšis stoikai. Aiškinosi, sako Paulius, kasdien aiškinosi sinagogoje ir kalbėdavosi susirinkusiems aikštėje. Dabar mes 18 eilutėje susipažįstam. Kai kurie epikūrininkų ir stoikų filosofai bandė su juo ginčytis. Ir čia nustatom, kad filosofai nelygų. Yra filosofai epikūrininkai, epikūro pasekėjai ir yra stoikai. Tai kasgi dabar tie epikūrininkai? Kas šitai filosofų arba mąstytojų grupiai yra svarbu? Jie teigia, kad kosmosas, kuriame gyvenama, visas tas sukurtasis pasaulis, visa visata yra atsitiktinumo pasekmė. Tiesiog atsirado, ir ką dabar daryti? Bet
Tiesiog. Ir viskas yra sudaryta iš atomų, net dievai. Svarbiausia yra gyvenime epikūrininkams yra geras gyvenimas, malonumas. Bet malonumas ir geras gyvenimas, kuris yra pasieka pasirinkimo gyventi be pavydo, be streso, be varžymosi tarpusavyje. Ir norima, sakoma, kad tokiam, reiškiasi geram gyvenimui, kur būtų mažai pavydo, mažai įtampos, mažai streso, mažai reikia emociškai neprisirišti. Reikia nesusirišti su nieko, kad tu čia dabar mano vienintelė, tu čia man brangus, brangi, čia aš dėl tavęs stengiuosi, reikia tiesiog taip plaukti paviršium, kuo mažiau emocinio įsipareigojimo, tuo yra lengviau ir paprasčiau gyventi. A nepastebėjot? Tikrai taip. Tai kažkaip tai, kas mus labiausiai erzina, kas mus labiausiai veikia, tie, kurie mums yra svarbus. Ten, kad kažkas kitam kieme, ten, kur aš nieko bendro neturiu, ten nesutarė arba kitaip galvoja negu aš, man vienodai žydi sodai. Bet kai mano gryčioj, po mano stogu, prie vieno stalo valgome ir paaiškėja, kad yra kažkokių esminių nesutarimų, nesutapimų, tai tas mane gali ir supykdyti, ir nuliūdinti, ir labai paveikti, tas emocinis susietumas. Neturėk jokių emocinių įsipareigojimų, ramiau gyvensi, dėl nieko galva neskaudės išskyrus. Tai toks epikūrininkų mąstymas, kuris tikriausiai nepažino šiais laikais, jau tokių žmonių taip mąstančių ir su žiburiu nerasi. Tikrai rasi. Tik jie nežino, kad jie epikūrininkai, jie tiesiog kažkur susigaudė, kad čia yra gero gyvenimo filosofija ir kodėl tą filosofiją nesivadovauti. Stoikai kalba, kad viskas yra materija ir viską valdo likimas. Jeigu epikūrininkams atsitiktinumas, tai čia vis dėlto valdo viskas yra materija ir likimas. Ir Dievas yra logos, žodis, idėja, mintis, aktyvus principas, kuris nustato materijos kryptį. Logos mintis yra aktyvus principas pasaulio, o materija yra pasyvus. Savotiškai teisinga, aš sugalvoju iš šito medžio išdrožti kažką, tai pirmiausia yra mintis, kuri yra aktyvi ir tada yra medžiaga tam dalykui padaryti, kuri yra pasyvi. Ir visuose reiškiasi, šitas logos veikia kaip dizainas. Visoje materijoje yra kažkoks dizainas ir tas dizainas graikų kalboje žodis yra panaudotas technikon. Yra kažkokia technika, yra technikon, kažkoks dizainas, mintis kažkokia. Ir tada yra pneuma dvasia. Ne tik yra, reiškiasi, ta mintis, bet ir yra materialioji dvasia. Nėra dvasinio nematerialaus pasaulio. Ir nėra idėjų, kaip pas Platoną, kažkoks atskiras pasaulis. Ir materija, ir pneuma, ir dvasia, ir dizainas, viskas į vieną vietą kažkaip tais negalima jų atskirti. Ir tokiam pasauliu mes gyvename. Viskas yra likimo valdoma, blogio nėra. Jeigu yra kažką, ką mes pavadinam blogiu, lyga, netektis, mirtis, nelaimė, tai yra kažkas, kas pagal tą dizainą turi vesti į kažką tai gero. Mes nežinom, bet veda į kažką gero. Tai blogio kaip tokio atskirai nuo viso kito nėra. Bet žmonės yra laisvi ir atsakingi už savo pasirinkimus. Netgi šitoj materijoje, šitam likimo apspręstam pasaulyje mes turime tam tikrą laisvę, kurioje atsakome, kaip mes elgiamės. Taigi stoikams svarbu dorybė, o dorybė jiems yra tinkamai naudojami dalykai ir žmonės. Tinkamai naudojami dalykai ir žmonės. Kas yra
kas yra tinkamai naudojami, kas nustato, kas yra tinkamai naudojami dalykai ir žmonės, santykiai su daiktais ir su žmonėmis. Tai mes kažkaip anksčiau žinodom, paprotinė teisė yra mūsų tikėjimo teisė, mūsų kažkaip tai šiandien viskas turi būti apspręsta įstatymu. Šiandien įstatymas nurodo, kad tėvai turi rūpintis vaikais, vaikai turi rūpintis tėvais. Įstatymai net yra surašyti, kaip tą reikia daryti, kas tas yra. Ir todėl nebeugdoma dorybė kaip tokia, bet yra ugdomas, reiškiasi, jeigu tu nežinai, tau pasakys ir jeigu tu suklysi, dar ir klaidą sumokėsi. Tačiau ir stoikams emocijos ir jausmai yra blogai. Emocijos, kai užvaldo, yra blogai. Jie teigia, kad reikia sutarti su gamta ir su protu. Gamta turi kadangi tai yra dizainas, ji turi savo kažkokią tai logos nustatytą mintį ir jeigu tu neini prieš gamtą, tu neini prieš protą, tu vienu žodžiu kažkaip tai ten susiorientuos ir viskas bus gerai. Ir tokiai laimiai patirti reikia apatėjos, graikiškas žodis, apatėja. Tai laimė be emocijų, reikia būti tokiam, bet nepaveikiamam. Tu viską darai teisingai, viskas yra teisinga, bet tu nepasiduodi kažkokiom emocijom. Tai, ką Azijos religijos vadina nirvana. Nieko nejausti, nieko per daug, nieką per daug nereaguoti, reiškia, jeigu galime save kažkaip tai taip nuo visos šitos tikrovės kažkaip tai atriboti, tai ir bus gerai, nes jeigu nors kiek pasiduosi kokie emocijai, tai tos emocijos yra kančios, aukos ir taip toliau. Taigi matome, kad tas mąstymas ir epikūrininkų ir stoikų mąstymas, jisai nėra toks archaiškas, toks nešiuolaikiškas arba toks mūsų protui arba mūsų minčiai nepažinus arba nepatrauklus. Ten galima detalėse, vieni sako vienaip, kiti sako kitaip. Ir tai yra išmąstyta elgsena, išmąstyta pasaulėjauta, reiškia tų žmonių. Ir tada tu sutinki, nesutinki, vienai ar kitai stovyklai pritari. Aišku, tie, kurie buvo vergai arba turėjo tarnauti kitiem ir iš to pragyventi, tai jie neturėjo reikalo laiko nei galimybių mąstyti nei taip, nei kitaip. Jie tiesiog gyveno tarsi gyvulio gyvenimą ir pildė užduotis, kurios jų statusui buvo nustatytos. Ir štai žiūrėkite dabar, šitie epikūrininkai bandė su juo ginčytis. Ir stoikai ir epikūrininkai kažką, ką Paulius sakė, jiems netiko. O ką sakė, mes daugmaž nujaučiam, bet iki galo nežinom, kur ten netiko. Vieni klausė, ką šis plepys nori pasakyti. Iš karto pravardžiuojasi, įsivaizduoja. Filosofai, jie turi laiko žodžiams, tai jie ir tų žodžių visokių prigalvoja ir visa kita. Mes kitą kartą norėtumėm viens kitą ko nors pavadinti ir jeigu trūksta mums žodžių, tai pavadinam tais keliais žodžiais, kuriuos visi žino. O filosofai gali rasti tokį žodį, kur net dar reikės pasižiūrėti į žodyną, kaip čia tave ir kuo čia pavadino. Ar čia komplimentas, ar čia koks nors pašiepimas. Taigi, žiūrėkite, kaip verčiasi žodis plepys. Tai yra, pažodžiui šitas žodis iš graikų kalbos išvertus yra naudojamas paukščiams. Sėklų rinkikas. Sėklų rinkikas, plepys. Bet tas žodis reiškia sėklų, šiukšlių, nuogirdų, pletkų rinkėjas. Neišprusęs pašnekovas. Jie norėjo jį pavadinti tokių, reiškia, mes tai čia nuosekliai mąstom sistemą, o jis šneka kažkokius briedus, čia kažką į tą pusę, bet akivaizdžiai iš kur jis žino ir kodėl jis žino. Toks nuogirdų, tokių šiukšlių
tokių pletkų, reiškiasi, prisigaudęs ir kartais tenka susidurti su žmonėmis, kurie tikrai neišmano dalyko, apie kurį bando sakyti, jie kažkur kažką skaitė ir atrodo, kad jau dabar jau čia jie viską žino ir su tokiu, kai su pliku pešiotis. Ten negali ginčytis, negali ten sakyti, kad tu teisus arba neteisus, nes pats pagrindas žmogaus žinojimo yra, jis paremtas yra juo arba ja, bet ne kažkokia objektyvesnė tikrovė arba žinojimo ar išmanymo. Tai vat iš tiesų ne komplimentą pasakė. Ką šis plepys nori pasakyti? Suprast, nu ką jis gali pasakyti? Ir kiti atrodo, kad jis svetimų demonų skelbėjas. Ir šitoj vietoj labai gerai, kad mes turim studijas ir galim kai ką pasiaiškinti. Ne demonų, demonės graikų kalboje, bet šitoj vietoj nereiškia demonų kaip piktųjų dvasių, ką mes iš karto suprantam ir girdim. Bet graikų kalboje demonės reiškia dievybių, svetimų dievybių. 73 000 demonės įvairiausių dievybių buvo. Ir atrodo, kad jis svetimų dievybių skelbėjas. Ta labai svarbu atsiminti. Nes nieko apie Jėzų nesam girdėję iki šiol, o jis kalba apie kažkokį Jėzų. Ir jie manė, kad jis kalba apie dvi dievybės. Apie dvi naujas dievybės, svetimas, reiškia, Atėnų pasauliui, Atėnų miestui nepažinės dievybės. Viena yra apie Jėzų, o kita apie prisikėlimą. Anastazis. Nes Paulius skelbė Jėzų ir prisikėlimą. Tai jie galvojo, kad jis pristato dvi dievybės, nes graikiškam mąstyme idėja gali būti personifikuota, suasmeninta. Yra gėris, yra meilė, yra pergalės dievybė. Visi šitie dalykai galėjo būti supersonifikuoti ir tada mes turime Nikę, kuri yra pergalės deivė. Reiškia, mes turime ten Bachą, vienu žodžiu, girdėdami apie prisikėlimą, jie galvojo, kad tai ne kažkoks tai atsitikęs veiksmas, bet kad tai yra dar viena dievybė. Ir čia susiduria semitinis ir graikinis mąstymas. Ir tą tenka dažnai ir teologijoje, ir istorijoje prisiminti, kad semitinis reiškiasi žydiškas pasaulis arba žydiškas mąstymas, visas Senasis testamentas yra paremtas tokiu mąstymu, tai yra viskas yra veiksmas, judesys ir viskas turi būti paremta kažkokia tikrovė. Žydas nemoka mąstyti atitrauktom idėjom. Čia yra gėris. Ne. Tai jeigu aš jau turiu šitą knygą, knyga ir yra gėris, bet be šitos geros knygos apie gėrį aš galvot nieko negaliu, nes man reikia, kad tai būtų tikrovėje kažkaip tai aptinkama, pačiupinėjama. Bet yra toks praktinio proto, reiškiasi, pasireiškimas. O graikai gali mąstyti idėjomis. Jie gali atsisėsti tamsiame kambaryje ir kalbėti apie gėrį, apie grožį, apie šviesą, net jeigu ta šviesa tam kambarį neįjungta ir jeigu tas gėris nesurištas su jokia konkretybė ir jokia tikrovė. Žmonėse yra mąstymo tokie, daugiau mažiau pasirinkimai. Vieni gali tik praktiškai, aš pačiupinėsiu žemę, grūdą, daiktą, geležį, tai aš žinau, kaip tas veikia. Bet nueiti į studijas ir kur šnekama kažkokiom tai atitrauktom idėjom, ten, neišeina. Tai susitinka graikiškas ir semitinis mąstymas ir mes daugumoje turim ir vieno ir kito, bet kartais vienas yra labiau mumise išreikštas, sakom, praktinis, o čia teorinis mąstymas.
Yra humanitarai ir yra tiksliukai. Tai jau tiksliukai jau ten skaičiuoja, matuoja, čiupinėja, kala. O humanitarai tai ten, žinai, tapo ir sako, jiem gražu, aš ten nieko nematau. Jeigu dar braižybę da suprantu, bet jeigu jau ten vienu žodžiu, ir taip toliau. Jie nesako, kad Paulius, čia kalbama ne apie Izraelio dievą. Atėniečiai žinojo, kad tarp jų yra žydų bendruomenė ir žinojo, kad jie turi Izraelio dievą, Jahvę. Tai tas dievas jiems buvo žinomas, bet ateina Paulius ir kalba ne apie Jahvę. Jis kalba apie Jahvės sūnų, apie Jėzų Kristų. Ir jis kalba apie prisikėlimą. Čia yra visiškai naujos religinės tematikos. Naujų dievybių pristatymui reikėjo valstybės pritarimo, reikėjo valdžios pritarimo, reikėjo kreiptis į Atėnų teisingumo ministeriją ir praėjus tam tikrus buvo procesas, kuris turėjo patvirtinti arba nepatvirtinti tos dievybės galėjimą būti Atėnuose ar ne. Nes su ta dievybė, kurią įsileis Atėnai į miestą, reiškia reikės žemės, reikės pastatyti šventyklą, bus kunigai, bus kažkokios aukos, kas ten aukos, kiek aukos, koks procentas eis miestų ir taip toliau. Nauja dievybė, tai čia visas naujas, kai sako, projektas čia. Čia negalim nelegaliai taip ateiti ir skelbti čia turi būti leista arba neleista, nes čia kai miestas vien to religinių gyvenimo gyvas, tai reikia kažkaip reguliuoti, kas čia gali būti. O nelegaliai platinamos svetimos dievybės, už jas baudžiama net mirtimi. Taigi iš tiesų dabar mąsto tie filosofai, reiškia, įstojo tai ar čia naujų dievybių pristatymas? Ir pirmas argumentas, ką Paulius bandys atremti, kad čia nėra nauja dievybė ir kad vis dėlto čia ne čia šuo pakastas ir ne čia yra problema. Kas atsitinka? Pagaliau jie paėmė, nusivedė į Areopagą ir tarė jam, ar mes negalėtume sužinoti, kokį naują mokslą tu skelbi. Regis tu kalbi mūsų ausims negirdėtus dalykus, taigi norėtume sužinoti, kas tai būtų. Nesuėmė ir nuvedė Paulių, bet pakankamai plepus šnekus ten žmonės, jie dar nieko nežino, bet čia kažkokių tokių naujumų, keistumų yra. Čia reikia, kad jau nebe filosofai, bet tie, kurie miesto taryboje irgi išklausytų ir nuspręstų, ar čia verta iš vis tą procesą pradėti. Ne iš karto, bet kad laiku, kad neįeiti į tam tikras procedūras, nes niekas ten nenorėjo tų teisminių procesų vykdyti, tų visą kitą. Gal galima tiesiog išklausyti, nustatyti, ranką numoti o jeigu čia tikrai rimta, jeigu čia bus pinigai, kunigai, šventyklos ir visa kita, tai tada jau čia, žinai, jau reiks aiškintis kitaip. Tai toks geranoriškas, sakyčiau, toks bandymas. Ir kas yra tas Areopagas? Areopagas yra graikų dievo Arėjo kalba. Jeigu pas romėnus graikų dievas yra Marsas, tai čia yra Atėnė ir Arėjas irgi graikų karo dievas. Ir Arėjo pagas yra kalba, laukas reiškiasi, ir ten yra akmuo, ant kurio posėdžiavo aukščiausiąją tarybą. Čia komentaruose pačiai parašo, karts nuo karto posėdžiaudavo miesto aukštoji taryba, iš čia imta vadinti ir pačią tarybą tiesiog Areopagų. Reiškiasi, ant tos kalvos gali sėdėti, posėdžiauti tik tie, kurie yra tos tarybos nariai. Nes stoja yra filosofams ir visokiams pasišnekėjimams, šventyklos jau yra konkrečių dievybių pagarbinimui, tai kur dabar susirinkti tam demokratijos reiškėsi susirinkimu. Nustatė, kad bent jau pradžią ant šitos kalvos. Mums reikia susipažinti su naujomis idėjomis ir mokslu.
Bet žodis gali būti ne tik naujomis, gali būti ir svetimomis. Svetimomis. Žiūrėkite, kaip mes reaguojam į žodį naujas. Galim neutraliai, galime pozityviai, mes mėgstam naujienas, mėgstam naujus drabužius visi. O kaip reaguojam į žodį svetimas? Svetimas, tai čia dar reikia ištirti, ką reiškia tas svetimas. Ar svetimas priešas, ar svetimas, kurį savu gali padaryti, ar svetimas, tai va čia norėjo ištirti ne naujas idėjas. Čia norėjo ištirti, ar čia nėra svetimų dievybių ir su tom dievybėm susieto tam tikro mokymo. Ir mes, jeigu jau koks žmogus atvažiuoja mūsų parapiją, svetimas, mes sakom naujas, bet turim minty svetimas. Ja, ir galvojam, kas jis, ką jie čia veikia, kaip čia jam reikia. Bet čia jau bazilika, kadangi yra bazilika, čia nebesuprasi, niekur čia savas, niekur čia svetimas, niekur čia naujas, niekur čia senas. Čia toks dabar pasidaręs internacionalas, kad Dieve padėk. Tam ir yra bazilika, kad tai yra, reiškia, piligrimystės vieta, nėra tik vienos bendruomenės turtas nuosavybė. Kviečiamas pasiaiškinti prieš aukščiausią tarybą, prieš Areopagą, prieš tradicijos saugotojus. Reiškia, aukščiausios tarybos užduotis yra saugoti tai, ką mes laikom vertybę, tai, ką mes laikom tradiciją, tai, kas yra, reiškia, seniūnai arba vyresnieji, arba giminės vyresnieji. Jie yra tradicijų saugotojai, jie įvertins, ar tą naują galima priimti, ar tai yra grėsmė tam, ką mes laikom vertybę. Ir čia klausimas naujienų. Mūsų santykiai su naujienomis, su naujovėmis. Visokie. Dabar žiūrėkit, ką toliau. Mat atėniečiai, visi atėniečiai ir ten gyvenantis ateivė moka leisti laiką pasakodami naujienas arba jų klausydami. Čia Lukas leido savo tokią padaryti pastabą apie juos. Ir ta pastaba pasakė, kad tai ne teismo procesas. Tai tiesiog reiškia smalsumui patenkinti ir kad tai yra tam tikras to miesto gyventojų arba piliečių buvimo veikimo būdas, kuris nėra toks pažinus visur kitur. Dabar tai jau turime tokių reiškėsi grupių, kurie ten aiškinasi ir gilinasi ir visa kita, bet tada tiek daug jų nebuvo ir va čia Atėnams ir Atėnų demokratijai tarsi būdingas bruožas leisti laiką pasakoti naujienas jų klausydamės. Ir mes žinome ir Briuselį, ir Seime, ir visur kitur, jau posėdžių komitetų, ten, žinai, visi šneka, kas netingi, ten, vienu žodžiu, tų pasikalbėjimų mėgiama. Tai čia ateina su demokratija iš Atėnų. Tada Paulius, atsistojęs Areopago viduryje, prabilo. Atėniečiai, man rodos, kad jūs visais atžvilgiais pernelyg Dievo baimingi. Iš tiesų, Paulius kreipėsi Atėnų vyrai. Panašu, kad ant Areopago kalvos tarptų, reiškėsi, piliečių, moterų nebuvo. Ir paminimas toks, pamaloninimas, jūs pernelyg Dievo baimingi, suprantate. Čia ne priekaištas, čia toks, jūs labai religingi žmonės, aš noriu jums pasakyti, komplimentą noriu jums pasakyti. Jums dievybės yra labai svarbu, čia vienu žodžiu, čia gerbėvi Dievo baimingi, religingi, pamaldus. Man labai patinka, kai apie mus atsiliepia, kad jau čia mes krekenavai kokie Dievo baimingi, kokie mes religingi, reiškiasi, visiškai mums negarbė, jeigu kas nors pavadina religingų ir Dievo baimingų, čia yra vos ne kaip pasityčiojimas iš žmogaus šiais laikais, tai reiškia neišprusęs, tai reiškia toks tamsuolis, tai reiškiasi, jeigu jau tu esi religingas Dievo baimingas, tai jau tau vieno čvieko garantuotai trūksta, nes mūsų moderniais ir šiuolaikiškais laikais jau čia tas Dievo baimingumas ir tas religingumas, tai čia yra tokio jau, neįsilavinimo, tamsuoliškumo, ir čia sėdi tamsuolis neturi daktaratą iš tamsumo, reiškiasi.
Kiti tamsuoliai, šitam tamsuoliai dar ir teologijos daktaro laipsnį suteikė, reiškia, kad ir toliau tamsuolius tamsytų. Pagal tą logiką, taip išeina. Tai va čia mes dabar aptemsim iki pabaigos. Vaikščiodamas, apžiūrinėdamas jūsų šventenybės, radau aukurą su užrašu nežinomam Dievui. Taigi aš noriu skelbti jums tai, ką jūs nepažindami garbinate. Daug altorių, šventyklų ir netgi agnostofeo, nežinomam Dievui. Mes žinome, kad Dievo baimingi Atėnų, reiškia, visi tie vyrai ir ne tik vyrai. Kadangi tas dievų pasaulis toks sumišęs su žmonių pasauliui ir jeigu tu ten kažkas nesiseka žmonėm, tai tikriausiai dievų pyktį užsitraukia arba nemalonė. Tai o kas, jeigu mes kokio nors dievo dar neatpažinome, nepavadinome, šventyklos nepastatėme, tai dėl viso pikto apsidraudimui. Tai va tas Dievas, kurio mes dar nežinome, bet jis yra, kad jis nesupyktų, mes jam pastatėm altorių ir visokias ten aukas duodame. Ir jau kai tu būsi žinomas, tau tikrą altorių pastatysim. Bet kol tu nežinomas, kol mes dar tavęs nežinome, tai būk bent jau tuo patenkintas ir nekenk. Tik tai, ko nors mums nedaryk. Va čia toks apsidraudimas. Čia kai kunigai anksčiau lankydavo, kitur lanko, čia nebūtinai, parapiją kalendavoja, žinai. Ar reikia pašventinti? Dėl viso piktogi blogiau nebus. Ne, kad čia aišku, kas čia geriau, bet blogiau nebus. Galite, užeikit ir jūs čia. Dujininkai ateina, čia elektras ateina, čia, žinai, dar kokie santechnikai. Tai kad ir kunigas ateis, tai jau vis tiek blogiau nebus. Tai va tam nežinomam Dievui, ką jūs čia turite tamsuolį padarykite. O Paulius sako, tai ir yra tas Dievas, kurį aš jums skelbiau agoroje. Tai, ką jūs, tai nėra svetimas Dievas, tai yra va tas nežinomas Dievas, kurį aš jums skelbiu. Jis yra jūsų tarpe nežinomas, bet man yra žinomas ir aš dabar atėjau pasakyti, kas jis toks yra. Taigi čia ne nauja. Čia yra tik tai dabar jau aišku sena, paaiškinta sena. Tai ne naujas Dievas, tai tik jum nežinomas Dievas, o dabar su manimi pasidarė žinomas. Paulius iš tiesų skiria tarp religijos filosofijos ir biblinio apreiškimo. Epikuriečiams filosofams pats žmogus žino apie dievus. O Paulius, kuris atstovauja biblinį apreiškimą, sako, Dievas padarė save žinomą. Dievas apreiškė save žmogui. Per išrinktąją tautą, per pranašus, galiausiai per sūnų. Ne žmogus išmąstė Dievą, bet Dievas save apreiškė žmogaus pažinimui, žmogui. Pristatė kaip tikrovė, kurią jis arba ji turi pažinti. Pranašas Izaijas, atsiverskime, 45 skyrius, 18-19 eilutės. Čia Paulius žinokit, jis fariziejus, jis mintinai šitas vietas žino, tai čia mes tik vartom. Nes šitaip kalba Viešpats, kuris sukūrė dangų, jis Dievas, kuris paruošė ir padarė žemę, davė jai pradžią. Jis tas, kuris nesukūrė jos tyrlaukių, bet padarė gyvenimą. Aš Viešpats, be manęs nėra kito. Nekalbėjau nei paslapčiomis, nei iš buveinės tamsybės šalyje ir Jokūbo palikuonims nesakiau, ieškokite manęs dykvietėje. Aš Viešpats teisumą apreiškiu, paskelbiu, kas teisinga. Aš Viešpats tai padarau. 20 ir 21. Susirinkite ir ateikite, prieikite arčiau jūs tautų likučiai. Neišmano nieko tie, kurie nešiojasi stabus iš medžio ir meldžiasi Dievui, kuris išgelbėti negali. Eikit šiandien drauge pasitarę, pasakykite, kas paskelbė tai kadaise, išpranašavo tai iš anksto. Argi tai ne aš Viešpats, be kurio nėra kito Dievo, tik aš vienas teisingas ir išvaduojantis Dievas.
Gręžkitės manin ir būsite išgelbėti visi žemės pakraščiai, nes Dievas aš, kito nėra. Paulius kalba sinagogoje ir agoroje iš šitų pozicijų, iš šito apreikštojo žodžio. Iš šitų pozicijų. Toliau. Dabar ką jis dar sako? Taigi aš noriu jums skelbti tai, ką jūs nepažindami garbinate. Dievas pasaulio ir visko, kas jame yra kūrėjas, būdamas dangaus ir žemės valdovas, gyvena ne rankų darbo šventyklose ir nėra žmonių rankomis aptarnaujamas, tarsi jam ko nors trūktų. Jisgi pats visiems duoda gyvybę, alsavimą ir visą kitą. Dievas pasaulio, graikiškai kosmos šitas žodis yra panaudotas. Ir visko, kas jame yra. Tai dangaus ir žemės valdovas. Jeigu norite, reiškiasi dar tas sferas suskirstykime. Nepalieka nieko, kas nėra Dievo kūrybos dalis. Kosmos reiškiasi visko, dangaus ir žemės. Ir mes tikėjimo išpažinime, tikiu į vieną Dievą, kad dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėja. Jis visako kūrėjas. Nėra nieko, kas būtų už jo kūrimo ir buvimo ribų. Stoikai tokiu laikė ir klausydamėsi tie visi, kas atstovavo stoikus filosofus, jie tokiu visako kūrėjų laikė Dzeusą. Jie girdi Paulių kalbant apie tokį dievas, bet tai mes sakom, kad toks yra Dzeusas, dievų valdovas reiškiasi. Tačiau stoikams Dzeusas yra konstruktas. Jie patys jį tokį išmastė, kad jis toks turi būti. O Pauliui tai yra apreiškimo dalis. Dievas pats save apreiškia, jis per pranašus taip kalba. Aš ir nėra jokio kito. Jis negyvena rankų darbo šventyklose. Baigtinis žmogus stato begaliniam Dievui namą. Baigtinis sukurtasis žmogus bando savo kūrėją uždaryti į kokį namą ir sakyti, čia dabar tavo vieta, čia tave apribos ir taip toliau. Vėlgi einam į pranašą Izaiją, 66 skyrius, 1-2 eilutės. Čia mes einam į Pauliaus, reiškiasi, išmintį. Viešpats taip kalba, dangus mano sostas, o žemė man kojoms suolelis. Kurgi yra tie namai, kuriuos galėtumėte man pastatyti? Kur yra ta mano poilsio vieta? O mano ranka visą tai sukūrė. Visa tai yra mano, toksai viešpaties žodis. Aš rūpinuosi žmogumi suvargusiu ir sielvartaujančiu, tuo, kuris dreba nuo mano žodžio. Bet Pauliaus pozicija. Koks yra Dievas. Ir kad stoikai sutinka ir epikūrininkai irgi laiko šventyklas ir tas įvairias dievybės ir jų ten aukojimą joms ir visą, irgi laiko prietarais. Jie irgi mano, kad nereikia tų aukų, tačiau taip sutvarkyta yra Atėnų visuomenė ir taip gerovė, per tą religiją tarsi valstybė susirenka savo mokesčius ir aukas, visi turi darbo, yra kunigų kasta, yra ne kunigų kasta, vienu žodžiu, iš tos religijos gali pasidaryti nemažą bizniuką, versliuką ir nors epikūrininkai ir stoikai supranta absurdą viso šito, čia yra žmonių konstruktas, bet jie jį leidžia, nes o kodėl? Nėra žmonių rankomis aptarnaujamas, nes į tas šventyklas ėjo mėsa. Reikėjo mėsos, kaip vienas iš brangiausių maistų. Ėjo vynas. Dievybėm reikia vyno, o juo naudojasi tie, kas tas dievybės aptarnavo, ar sukūrė, ar smilkalų reikia, aliejaus reikia, pinigų reikia naujoms statuloms, altoriams, įrašams, freskoms, plovimui tų statulų vandeniui, reikia paradams, reikia drabužiams, kuriais yra tos statulos aprengiamos ir tada
ir visa kita. Ir žinokit, aš klausausi ir galvoju, tai mūsų dabar visos tos procesijos, ypač Ispanijoje, kaip prisimenam, tai Marijos statulas aprengė, reiškiasi paveikslai stebuklingi, kur turi deimantinius, perlinius, visokius aukos, drabužiai. Mėlieji, čia mes esam ant ribos tarp meldystės. Ir reikia labai labai žiūrėti, ką mes iš tiesų garbiname, ką mes ten gerbėme ir ką ten kam bandome įrodyti, nes visada yra tas polinkis, jeigu tu nesitikrini su Dievo valia ir su apreikštuoju žodžiu tą, ką tu darai, galiausiai tu pradėsi daryti tą, ką tu manai, kad yra gerai ir teisinga, o ne tą, ką iš tiesų Dievas sako. Man nereikia jūsų aukų, man reikia artimo meilės, man reikia gailestingumo, man reikia pasikeitimo. Žinokite, taurę, auksinę ar sidabrinę baziliką yra nupirkti lengviau, negu padaryti, kad ten atsirastų žmogus, kuris kas sekmadienį lankys šventas mišias, klausysis Dievo žodžio, įsijungs į maldos ir dorybių ugdymo gyvenimą. Yra lengviau sutvarkyti baziliką, negu suburti Jėzaus mokinių bendruomenę. Ir tada pasaulis, vertindamas mane, pavyzdžiui, jūs klebonai baziliką suremontavot, čia altorius išauksavot, čia paveikslus išgražino, kiek čia visko padarėte. O mes visi puikiai žinome, kad ne tame čia visas reikalas. Jeigu tai netarnauja patirti, kas yra Dievas Jėzuje Kristuje, kaip Jis ir Jo motina mumis rūpinasi, megzti santykį ir to santykio pasėkoj keisti savo mąstymą ir gyvenimą, tai visa tai yra tik dar vienas meno arba architektūros arba dar ko pavyzdys. Ir tada mes sakome, įeina į baziliką turistai, o kur yra maldininkai? Praeina grupės turistų ir kas liūdniausia, kad turistai tie patys katalikai iš kitų parapijų su autobusu atvažiavę, bet kadangi jie buvo kultūrnami regioniniam parke ar dar kažkur, tai atėję į baziliką jie ateina kaip į dar vieną kultūrinį, meninį objektą, bet ne į santykio vietą, į santykio su Jėzumi Eucharistijoje ir su Marija tame stebuklingame paveiksle vaizduojama vieta. Kad kiek ateinančių, net katalikų čia atvažiuojančių, supranta, kad pirmiausia, tai bazilika yra skirta maldai. Sveika Marija sukalbėti, Jėzų Kristų pagarbinti. Ir ypatingai derinti savo galimybę sudalyvauti šventose mišiose. Kiek grupių atvažiuoja ir sako, klebonė, ar galim paaukoti šventas mišias? Ar jūs galėtumėt mums paaukoti šventas mišias? Mes norim šitoje vietoje pasimelsti, mes norim šitoje vietoje patirti Dievo žodžio, Eucharistijos ir Marijos ir šventųjų artumą. Suprantate, kad mes visą laiką esame tarp meldystės ribos. Ir jeigu nebūsime atsargus, aš buvau Delfuose, aš praėjau tą visą maršrutą, šventojo kelio maršrutą, kurį piligrimai praeidavo su visokiam savo aukom dovanom, kol pasiekdavo jau tą pagrindinę. Ir aš kartais pagalvodavau, čia kuo skiriasi nuo mūsų atlaidų. Jeigu centras arba tikslas yra netinkamas, tai procesas bus labai panašus. Labai panašus. Reikia labai atsargiai, bet šitoj vietoje todėl aš ir čia mes taip ir sulėtėjom, nes čia jautru. Psalmė. Atsiverskime Psalmę 50 ir ten 12-13 eilutės. Jei būčiau alkanas, tau nesiskųsčiau, nes mano yra pasaulis ir visa, kas jame yra. Argi aš valgau jaučių mėsą, ar geriu ožių kraują? Sako Dievas. Ja. Ir tada tai, ką mes atnešame kaip auką, iš tiesų yra skirta parodyti mums
Dievo svarbumą mūsų gyvenime ir kartu kitiem paliudyti, kad šitas religinis klausimas, šita religinė žinia, šitas mūsų tikėjimas, kuris yra paremtas ne konstruktus, bet priėmimu apreiškimo, nuolankiu priėmimu, kad tai yra svarbu ir mes tą svarbumą norime tarsi paliudyti. Bet vėlgi labai svarbu yra tikroji intencija. Tikroji intencija. Dabar mes Betliejų reiškėsi, dabar naują turime bazilikoje Betliejų. Tai jisai ir meniškas, ir visoks kitoks, bet jis pirmiausia mums perduoti Dievo nuolankumo mažumo žinią. Ir jeigu jis nepadeda, tai tada jisai dar vienas meno kūrinys, bet jis netarnauja tikėjimo žinios pailiustravimui ir perdavimui. Reiškia, jisai reikia labai atsargiai ir aš šiais laikais žiūriu bazilikoje, kad tikriausiai mūsų tokiam jautrume reiktų kunigui per liturgiją naudoti kuo paprastesnius liturginius drabužius, kuo paprastesnius liturginius daiktus, nes mes šiandien mums šiandien auksas arba ten kažkokia prabanga, jinai nebereiškia svarbumo, jinai mes daugiau mažiau kažkokią formą tą auksą ar tą prabangą galima atkartoti netgi tokiam kičiniam pavydale, nesuprasdami, kur yra tikroji vertė. Anksčiau supratom, kad tai yra galimybių parodimas, bet šiandien tai yra kažkoks, truputį toks archaiškas dalykas, kuris ne su dabartim gali sujungti, bet su kaip tik praeitim. Tai čia tos taurės, čia tie visi drabužiai prabangus, čia praeities dalykai, čia galime mes kaip prie kokios tradicijos, prie papročių prisiliesti. Todėl piemenėlių mišiuose Gediminą prašiau, kad molinė kielika, molinė taurė padėtų ir lėkštelė. Vien dėl to, kad Jėzus atėjo į tvartą, kad Dievas tapo žmogumi ne Erodo rūmose tarp šilko patalų, bet ir iš kitos pusės, kad būtų šioks toks kontrastas, čia šiaudai, čia tas visas, kad mus truputį sukrėstų tai, ką mes laikome prasta, bet Dievui tapti žmogumi nebuvo prasta. Ir todėl, kas iš tiesų yra tikroji prabanga ir kas yra iš tiesų tikrasis turtas ir kaip jis išreiškimas. Nebe tais dalykais. Bet reikia labai labai atsargiai. Ir geras šeimininkas iš lobyno traukia seną ir naują. Reiškia derinti ir senus dalykus, kad, kielikas, kur šiandien aš mišias aukojau. Tai jis iš 1766 metai. 76 Amerika susikūrė, Jungtinės Amerikos valstybės. Tai mūsų kielikas taurė, iš kurios aš šiandien mišias aukoju, yra 10 metų senesnės už Jungtinės Amerikos valstijas. Ir tai yra priminimas mums, kad mes turime tąsą tikėjimo, kad tai nėra vienos kartos reikalas, kad tas tikėjimas turi tam tikrą kažkokį istoriškumo ir galimai amžinumo charakterį. Bet tą reikia žinoti, nes jeigu nežinai, tai vėl kažkokią ten blizgančią blėką pasiėmė ir taip toliau. Sujungia mus. Dievas yra gyvenimo šaltinis. Tinkamai suprastas Dievas leidžia žmogui suprasti ir savo tikrąją situaciją ir deramai jį pagarbinti. Dievas yra gyvenimo šaltinis. Ir kai aš suprantu, kad visa ko šaltinis yra Dievas ir manęs paties, tai ne aš nustatau, koks yra Dievas, bet Dievas nustato, kas aš iš tiesų esu. Aš jam leidžiu pasakyti, kas aš esu, kokia mano gyvenimo čia prasmė, kokia vertė. Aš leidžiu jam tą apreikšti. Iš vienos šaknies jis išvedė visą žmonių giminę, kuri gyvena visoje žemėje. Tai jis nustatė apibrėžtus laikus ir apsigyvenimo ribas, kad žmonės ieškotų Dievo ir tarytum apgraibomis jį atrastų, nes jis visiškai netoli nuo kiekvieno iš mūsų. Ir Paulius pasako 3 dalykus. Visi žmonės yra vienos kilmės, taigi visa žmonija yra viena.
Tai yra žydų, tai grinai Izraelio apreikštojo mokymas, Adomas. Visos kitos pasaulio religijos neturėjo supratimo, kad visa žmonija yra iš vienos šaknies. Jie manė, kad jie yra geresni už visus kitus, ten čimpanzės, beždžionės arba dar kas nors, jeigu ne mūsų tautos, ne mūsų kalbos, ne mūsų krašto, labai lengvai buvo galima tuos žmonės nurašyti. O apreikštasis žodis, o Adomas ir Ievos, o žydų mokymas sakė, iš Dievas yra visako kūrėjas ir jis žmogaus kūrėjas ir visos žmonijos. Taigi mes esam viena iš tiesų. Antra, jis nustato laikus. Žiūrėkite, nustatė apibrėžtus laikus ir apsigyvenimo ribas. Kokius laikus? Pavasaris, vasara, žiema, ne tokius laikus. 24 valandos yra para, irgi, sakykime, ir tokius laikus. Bet Paulius nori pasakyti istorijos laikus. Bet buvo Atėnai, turėjo savo aukso amžių, dabar jie yra nebe aukso amžių, dabar yra reiškėsi Romos imperijos amžius ir visa kita. Tai nebe Dievo žinios tie laikai. Istorija. Ir lygiai taip pat žiūrėkite, ką ribas, apsigyvenimo ribas. Tai tos ribos, kas yra miestai, kas yra regionai, kas yra provincijos, kas yra valstybės, kas yra imperijos, nėra tik žmonių rezultatas, tai yra kintantis dalykas. Tai kintantis dalykas. Istorija, politika. Todėl, mes šiandien labai dėl ir Ukrainos pergyvename, ir dėl reiškėsi, Izraelio situacijos pergyvename, ir tada Afrikos žemynė vyksta pilietiniai karai. Nuolat yra teritorijų, netgi ir mūsų pačių valstybės teritorija, pažiūrėkime per šimtmečius, jinai taip plėtėsi, tai traukėsi, tai taip, tai kitaip, tai tą paėmėm, tai tą atidavėm. Ir manyti, kad čia yra nekintama tikrovė, čia yra nerealu. Nes kai nebeliks lietuvių pagal dabartinę demografiją, tai šita žemė tuščia nebus. Nebus, kad prieina, reiškėsi, musulmonai arba Indijos tie milijardai žmonių prie Lietuvos sienos ir sako, kadangi nėra lietuvių, tai mes čia kojas nekelsim, visa Lietuvos Respublikos teritorija buvusių lietuvių kapinės. Taip nebus, nes šita žemė turi savo resursus, visa kita, nebus mūsų, bus kažkas kitas. Tai taip viskas yra, reikia derinti. Ir trečia, žmonės tarsi apgraibomis ieško. Žmonės ieško ir nori pažinti Dievą savo kūrėją. Tai daro tarsi apgraibomis. 145 psalmė, 18-20 eilutės. Viešpats yra arti kiekvienam, kas jo šaukėsi, visiems, kas jo nuoširdžiai trokšta. Tenkina norus tų, kurie jo pagarbiai bijo, jų šauksmą girdi ir jos gelbsti. Viešpats saugo kiekvieną, kas jį myli, bet nedorėlius jis sunaikins. Taigi, žmoguje yra noras pažinti savo kilmės šaltinį, savo gyvenimo kilmės. Epikūrininkai sakė, čia viskas atsitiktinumas. Čia, žinai, nėra čia jokių dievų, čia nieks nieko nesikūrė, tiesiog atsidūrėm. Bet stoikai ir visi kiti sako, ne, vis tiek kažkas tai turėjo už viso šito būti. Ir tas kažkas mes pavadiname dievybę dievu, bet kas jis ir kaip jis yra, mes iki galo nežinom. Mes bandom jį išdrožti, mes bandom jį nutapyti, o apreiškimas, o Izraelio dievas, o Paulius sako, Dievas pats save apreiškė, kas jis yra. Jis yra arti tiems, reiškėsi, pagonims, bet ne artimas kaip Izraelio dievas. Jie visi supranta, kad ta dievybė yra priežastis visako, ji kaip logos, ji kaip dizainas, ji kaip kažkas. Ji yra arti, bet ji nėra artima. Su ja negalima turėti santykio.
Ir yra bandymas turėti santyki per tuos stabus, per jų garbinimus, per visą kitą, bet jie yra arti mūsų, taip, tos visos dievybės, šventyklos, statulos, jų istorijos, bet jie nėra artimi mums. Mes nesijaučiam jiems artimi, jiems brangus, jų mylimi. Mes tengiamės visaip juos nuspėti, jiems įtikti, juos užbėgti už akių, bet nejaučiam, kad jie mumis iš tiesų rūpinasi. Juk mes jame gyvename, judame ir esame, kaip yra pasakę kai kurie jūsų poetai, mes esame iš jo giminės. Žiūrėkite, toks trigubas. Gyvename, judame, esame arba egzistuojame. Manoma, kad tai pasakė Kretos filosofas Epimenidas 600 metų prieš Kristų. Gyvename, judame, esame. Čia kaip tokia triada. Arba yra iš Posidonijaus Platonas 37 metai prieš Kristų. Bet egzegetai sako, nėra nei vieno, nei kito. Čia yra grinai Luko ir Pauliaus žodžiai. Nes gyvename, judame, esame, stoikai suprato panteistiškai. Dievas yra viskas ir mes esame jame. Dievas yra visa natūra ir mes esame tos natūros, tos gamtos dalis. Dievas yra gamta ir gamtos dalis. Dievas nesukūrė gamtą, Dievas yra gamta, materija, pneuma gamtoje, dizainas, viskas ir mes esam irgi to kažkokia dalis. Bet apsikabinkime medį ir mes būsime viena, nes ne Dievas sukūrė gamtą, bet Dievas yra gamta. Ir čia yra irgi šių laikų tokio mąstymo dalykas. O Paulius čia cituoja, jūsų poetai, mes esame iš jo giminės, čia jau citata, tai yra Arata iš Solijo, iš Kilikijos 300 metų prieš Kristų. Astronominė Arato iš Solio, taip vadinasi, 300 metų, astronominė poema Fenomena, 5 eilutė. Saulius cituoja jiems jų poetą. Ir tada mes esame iš jo giminės. Tačiau Paulius čia turi minty, kad ta giminė yra Adomo giminė. Mes esam iš Adomo giminės. Mes esam iš vienos šaknies, iš vienos šakos, iš vieno kūrėjo. Ir 29. Todėl, būdami dieviškos giminės, neturime manyti, jog dievybė panaši į auksą, sidabrą, akmenį arba į meno ar žmogaus minties kūrinius. Dievo garbinimo negalima sumaišyti su jo atvaizdais. Mes Dievo pašaukti į gyvenimą, mes patys jo negalime pašaukti, kad būtų. Jis tiesiog yra nepriklausomai nuo mūsų. Mes esam pašaukti į gyvenimą, bet Dievo į gyvenimą pašaukti negalime, todėl kad jis tiesiog yra nepriklausomai nuo to, ar mes jį šauksim ar nešauksim. Galima pagaminti meną, bet ne Dievą. Galima pagaminti daug meno, atvaizdų, statulų, bet Dievo pagaminti negalima. Ir Paulius tą sako, ir atėniečiai žiūri į jį ir nuo, reiškia, Areopago kalvos mato 12 metrų auksinę Atėnės skulptūrą, kurią pagamino toks skulptorius Fidijus. 447-439 metais iš aukso 12 metrų Atėnės, Atėnų miesto reiškėsi globėjos, skulptūrą. Ir pagamino iš Atėnų miesto iždo, aukso, iš iždo. Tai yra Atėnų miesto reprezentacinė skulptūra. Čia yra Atėnai. Atėnai yra šita Atėnė, šitas auksas, šitas dydis, čia yra Atėnų, reiškiasi reprezentacija. Izaijo 41:29. Štai visi jie, niekas jų darbai, jų stabai tušti vėjai.
Epikūrininkai ir stoikai, kaip sakiau, teoriškai nepripažino statulų, bet praktiškai leido jų garbinimą. Jie yra religingi, bet nepažįsta tikrojo Dievo. Jie yra religingi, bet netikintis. Kaip yra daug katalikų, bet nėra krikščionių, nėra Jėzaus sekėjų. Esam religingi. Taip, mes kučias valgom, plotką, mes kiaušinius dažom, mes verbą turim, kreidą turim, visus tuos tokius apčiuopiamus religinius, net kryžių sekcijoje turim, ir Bibliją turim, Bibliją auksiniais dar krašteliais ir viską, aš geras katalikas, ko man trūksta. O kas yra Jėzus? Dievas, kuris yra, bažnyčio ten kažkur yra, žinai. O kas tau iš to? Kas man iš to? Kas man iš to? Aš geras katalikas. Ir 30. Ir štai Dievas nebežiūri anų neišmanimo laikų, bet dabar skelbia žmonėms, jog visiems visur reikia atsiversti. Tai ne nauja dievybė, bet Dievas, kuris reikalauja visų atsivertimo, reikalauja veiksmo. Dievas dovanoja progą, o ta proga yra Jėzus Kristus atsiversti. Dievas tapė žmogumi, Jėzumi, mums yra proga, Dievo proga atsiversti. Nors turi pilną galę ir teisę teisti. Ir žiūrėkit, sako, nebežiūri anų neišmanimo laikų. Neišmanimo laikai, visi tokiame laike esame buvę. Visi neišmanimo laikai, kai stabmeldystė, ir mes savo tikėjime irgi, kol nesusitikom su Jėzumi ir to, kad Dievas padarė Jėzų ir apreiškė mums, mes irgi galime savo religinę patirtį vadinti neišmanimo laiku. Ir to neišmanimo tikrai labai daug ir mūsų gyvenime, ir mūsų katalikybėje, to tikro neišmanimo, o kasgi yra tikrasis Dievas, o kas tas Jėzus Kristus, ką jis čia padarė, kaip jis čia veikia, kas čia jo dvasia, kas yra bažnyčia, kas yra jo žodis, tai labai daug neišmanimo. Religinis pluralizmas, epikuriečiai ir stoikai, kaip sakiau, jį kritikavo. Bet Dievas kviečia visiems visur reikia atsiversti. Dabar visiems ir visur reikia atsiversti. Metanoja, atsisukti, atsigręžti į ką? Į tikrąjį Dievą. Nuo visų tų savo prisigalvotų dalykų, kas Dievas yra, atsigręžti į tai, kas Dievas iš tiesų yra, o tą mes žinome ne išmastydami, o priimdami tą, ką jis yra apreiškęs mums savo sūnuje Jėzuje Kristuje, jo žodėje, jo pavyzdyje ir palikęs per jo bažnyčią ir per jo dvasią. Dievas jau yra žinomas, tas nežinomas Dievas jau yra žinomas, nes jis save apreiškia. Ir paskutinė eilutė, jis nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per vieną žmogų, kurį tam paskyrė ir visiems už jį laidavo prikeldamas iš numirusių. Pirma, Dievas nustatė pabaigos dieną, teismo dieną. Ir Jėzus sako, mes nežinome ni dienos, ni valandos, bet ta valanda yra jau numatyta. Yra laikas, kada bus visa ko pabaiga. Ir mes nežinome, ir apie pasaulį nežinome, apie save irgi nežinome. Nes mūsų asmeninė mirtis yra mums šito pasaulio pabaigos laikas ir susitikimo Dievas su akis į akį laikas. Dievas nustatė. Jis teisingai teis. Ta dieną jis teisingai spręs. Ta dieną pasibaigs mūsų sprendimai ir tada bus Dievo sprendimas. Iki šiol tai mes su savo laisvė tikim, netikim, norim, nenorim, taip, kitaip, ką tik norim galim prisigalvoti. Bet jau tą dieną nebe mes galvosim, tą dieną Dievas teis. O jis iš tiesų teis patvirtindamas mūsų pasirinkimą. Dievas leidžia mums patiems nuspręsti, koks bus mūsų galutinis likimas. Jis leidžia mums patiems. Jis tik tai pasako, va tu šitą visą gyvenimą į šitą ėjai, va šitą rinkaisi,
ir tavo gyvenimo pabaiga, ir aš gerbdamas tavo laisvę ir gerbdamas tave, leidžiu tau šitai pasirinkti. Nebūti su manimi amžinybėje, o kitas arba būti su manim amžinybėje. Būti su manim, tu manęs ieškojai, tu mane bandai suprasti, tu mane bandai garbinti, tu mane bandai laikyti svarbiu ir visa kita, tai mes tęsim tą santykį, tu tą santykį rinkaisi. Mes tęsime ir jis bus amžinas ir niekas jo nesukliudys. Tu nenorėjai, tu vengėjai, tu ignoravai, tu visa kita. Tu pasirinkai nebūti. Tai tu nebūsi. Gal kurį laiką dar bus tavo paminklai, gal bus kurį laiką tavo vardas istorijos vadovėliuose, bet realiai tu eini į nebūtį. Ne pragaras, kančios arba kas nors kita, nes tikroji kančia yra mums, kurie yra skirti gyvenimui, negyventi. Va čia yra kančia. Ir kai mes susidurėm su gedulu, su netektim, su kažkokia nelaime, su kažkokia nesėkme, tai mes gyvi dar, bet ar labai gyvenantis? Ne. Tai bet reiškiasi negyventi. Tada antra, jis paskyrė teisėją vieną žmogų. Tai ne nauja dievybė, tai jis pats paskyrė tą asmenį, tą žmogų, jis tapo žmogumi. Ir kad jisai yra tas, kuris turi teisę Dievo vardu teisti ir spręsti, jis laidavo, jis davė jam, kaip čia sakyti, autoritetą, jį prikeldamas. Nes jis galės teisti gyvuosius ir mirusius. Jeigu jis neprikeltas iš numirusių, kaip jis gali teisti? Žmonės, mirtingi žmonės teisia kitus mirtingus žmonės. Galima ir numirėlius teisti. Yra ir bažnyčios istorija buvę, kai buvo teisiamas numiręs popiežius. Iškaštė, pasodino, reiškėsi, teismo procesas buvo, nuteisė, jau mirusi, reiškėsi, su kaukolė, aprengė už visą. Yra buvę, bet tai čia jau kai sako, o Jėzus galės teisti gyvuosius ir mirusius. Kūno prisikelimams graikams buvo neįsivaizduojamas, nes kelias į pomirtinį pasaulį buvo tik į vieną pusę. Kaip gali kūnas, kaip gali kažkas į šitą gyvenimą, į šitą pasaulį sugrįžti. Jų mąstyme buvo neįsivaizduojama. Ir tada užbaigime, reiškiasi, korintiečiams. Laišku korintiečiams, 1 korintiečiams, 8 skyrius, 5-6 eilutės. Ir nors yra vadinamųjų dievų danguje ir žemėje, daug tų dievų ir daug viešpačių, tai mes turime tik vieną Dievą, Tėvą, iš kurio yra visa ir jam esame mes, ir vieną viešpatį Jėzų Kristų, per kurį yra visa ir mes esame per jį. Kas žiūri į nežinomą Dievą tapusi žinomu, mato ką? Jėzų.